Nu ką, gražus mašiniukas, maksimalus pasiruošimas. Čia yra Destroyer Grey spalva, atitikmuo yra Nardo Grey Volkswageno grupės ir kažkokia dar, žodžiu, išėjo gruntas lakuotas ir turime. O ką norėjau parodyti, koks yra maksimalus, bandom maksimaliai pasiruošti dažymui, kad kuo švariau nusidažytų, kad būtų mažiau dulkių ir visokių kitų velnių. Man labiausiai pasiteisinęs dalykas yra popierius. Su popierium viską užsikamšai, užsimaskuoji ir ganėtinai švariai nusidažo. Nes plastikas, plėvelė, jį plevėsuoja, juda ir nuo oro, kuris, lakuoju su 2,5 baro, tai labai mėgsta pakilti. Tai va, gražus apdengimas. Žiūrėsime, kaip gausis. Tikiuosi gerai, nieks nenori čia nieko poliruoti. Tai va. Va kaip atrodo mūsų darbas, kai su popierium viskas maskuota. Yra, bet jau taip minimaliai, po 2-3 šiukšlelės ant detalės. Vienur iš vis beveik nėra, kitur gal ten keliam daugiau, bet fakto nekeičia, kad poliravimo čia praktiškai nėra. Kerzą visur vienoda. Tai va, popieriaus apdengimas su popierium. Taip atrodo. Ką, teks pirkti daug popieriaus ir viską varyti su popieriuku. Nes labai švariai nusidažė. Kerza visur vienoda, nes šitas buvo dažytas prieš tai. Ant visokių ryskių, ant visko ir sukritę, perkritę ir patioka ir išmoka ir brėžta, perbrėžta. Stebėtinai neprileidau aš pats patiokų, kol kas žiūriu nėra. Blemba, aš skaitau šitą dažymą. Kaip jum? Dieną išvarius į lauką, tai čia iš vis bus ledas, kalas, šokoladas. Super, patenkintas. Patenkintas šito darbu. Nutrėsta gražiai. Atrodo gražiai. Penktadienis užskaitytas.